papasakok, kokie tie automobiliai ir kaip vairuojasi? Automobiliai puikus, pirmoji sankryža ištiko nesėkmė. Ar aš senas, ar aš ariogala, bet nepaskaičiau aš tų, reiškia, manualinių instrukcijų. Ir automobilis užgeso. Pirmoji sankryža užgeso nauja Audi A1. Galvoju, nu va, kas bus toliau. Aš užvedžiau variklį, važiavau toliau ir kitoj sankryžai vėl tas pats. Tada aš pagalvojau, kad kažkur skaičiau, kad modernios mašinos, matyt, taupydamos degalus, sankryžose išjungia automatiškai variklį ir paskui jisai kažkokiu būdu turi įsijungti. Būdas paprastas, pasirodo, reikia paspausti akceleratoriaus pedalą ir automobilis vėl važiuoja. Va, tai čia yra tokia maloni dabar jau staigmena, kuri iš pradžių pasirodė ne visai malonė. Ko tikitės? Tikiuosi pergalę savame suprantamai. Daiva ir Jurgis, mes tikimės pergalės, nors Jurgis didžiulis bent pirmoji atkarpoj, sudalyvavo, kaip čia pasakius, jisai jau Vilniuje sugebėjo pasimesti, vos ne trečioje sankryžoje nusukęs ne ten, kur reikia, nuvažiavo prie televizijos bokšto. Ar jį ten traukė magnetinis laukas, ar aš nežinau, bet Jurgis paskui mus visą kelią vijosi, šiaip ne tai prie Kauno pasivijo ir Kaune pasiklydo antrą kartą.